Tarkim, turime tokius duomenys Excelio programoje. Kaip sukurti lentelę? Jeigu mes pasinaudotume Excelio funkciją, kuri suteikia galimybę pažiūrėti, kaip atrodys mūsų dokumentas atspausdinus, o tai atliekama taip. Spaudžiame failas, spaudinio peržiūra. Mes matome, kad jokių langelių mes nematome spaudinio peržiūrą. Ir jeigu tokį dokumentą mes atspausdintumėm, tai reiškia, jisai būtų atspausdintas be jokių langelių. Norint, kad tie langeliai atsirastų, reikia suformuoti lentelę. Kaip yra suformuojama lentelė Excel'e? Pirmiausia, reikia pasižymėti tuos langelius, kuriuos norime, kad būtų įtraukti į lentelę. Tada susirandame va tokį simbolį, tokią ikoną, paspaudžiam rodyklytę žemyn ir pasirenkam, kaip atrodys mūsų lentelė. Ar mes norim kontūrus uždėti tik tais iš kairės, tik iš dešinės, tik viršaus ir iš apačios, tik kraštus, pastorintus kraštus, arba visus langelius. Vieną kartą paspaudžiam kairiojo pelės mygtuku, lentelė suformuota. Pabandykim pažiūrėti, kaip atrodys mūsų tekstas atspausdintas. Failas, spaudinio peržiūra, suformuota lentelė ir langeliai matosi popieriuje.